Labas. Kuo karminiai santykiai skiriasi nuo sielos draugų santykių? Šiandien labiau kalbėsiu apie romantinius santykius, nes tiek ir karminiai, tiek ir sielos draugų santykiai gali būti ir neromantiniai. Gali būti ir tarkim kaimynas, su kuriuo sieja kažkokios karminės skolos, gali būti ir visai nepažįstami žmonės, su kuriais susitinkam tik labai labai trumpam, tam, kad įgyvendintume kažkokią savo bendrą karmą. Tiek ir sielos draugų santykiai gali būti neromantiniai. Tai reiškia, kad labai geri, artimi draugai gali būti sielos draugai. Žmonės, kuriuos sieja platoniška meilė. Taip pat gali būti ir sesės, broliai arba sesė su broliu. Netgi esu girdėjusi, kad gyvūnai gali būti sielos draugais. Variantų būna daug ir įvairių. Šiandien aš labiau apie romantinius santykius. Karminiai santykiai yra skirti tam tikroms pamokoms išmokti, karminėms patirtims susirinkti, atiduoti kažkokioms karminėms skoloms vieni kitiems. Tam, kad per tai galėtume išmokti, išjausti, išgyventi tam tikras situacijas ir per tokias patirtis įgyti tai, kas bus reikalinga ateičiai. Būdami su karminiu žmogumi, išsiugdom tam tikras savybes, kurios gali būti reikalingos ateityje. Taip augam, evoliucionuojam, kažkokiose temose stiprėjam. Ir nors atrodo, kad tarkim šiuo metu išgyvenat nemalonias kažkokias patirtis, bet tokiu būdu išsiugdot tam tikras savybes, kurios vėliau bus reikalingos ir naudingos. Jeigu stengsitės žiūrėti būtent iš tokios perspektyvos, tikrai neatrodys viskas kančia, už ką man, kodėl man tokie santykiai, tokios patirtys, pamokos ir vėl nesiseka, kodėl neina susirasti normalaus žmogaus, ar kodėl neina normaliai nugyventi visą gyvenimą su kitu žmogumi. Dievas klaidų nedaro. Jeigu tokius santykius turit ar turėjot, vadinasi nebereikalo. Karminiai santykiai dažniausiai būna labai banguoti. Vieną kartą mylim, kitą nekenčiam. Būna sunku būti ir kartu, ir atskirai, nes labai dažnai tarp partnerių yra toksiškumo, toksiški veikimo modeliai. Taip pat būna stiprūs prisirišimai, gali būti jau net tokia tarsi priklausomybė vienam nuo kito. Labai daug iš negatyvios pusės iš tikrųjų nenoriu kalbėti, manau, kad visi daugiau ar mažiau esam susidūrę su karminiais santykiais ir gerai žinom, kaip ten maždaug kas būna. Kiekvieno tas stiprumas ir intensyvumas santykių skirtingas, bet didžioji dauguma maždaug žinom, kaip jie atrodo. Su sielos draugu ar drauge santykiai gali būti stiprūs, gali tekti taip pat kartu nemažai augti, taip pat kažko išmokti, bet jie nėra toksiški. Nėra arba būna labai labai mažai destrukcijos, nes ryšys yra daug gilesnis vienas kito supratimas. Net galėčiau pasakyti, kad intuityvus vienas kito supratimas, kai du žmonės supranta vienas kitą tiesiog be žodžių. Su sielos draugu atsiranda natūralus noras būti savim, be kažkokių kaukių, be baimės būti atstumtam, nesuprastam. Nėra noro bandyti kažkaip vienam kitą pakeisti, pataisyti pagal save. Kadangi toks santykis yra grįstas ir gilesnė pagarba vienas kitam, tai būna daugiau harmonijos, daugiau emocinio balanso ir daugiau vienas kito palaikymo. Kai tarpusavyje galima kalbėtis, nors ir ne patogiomis kažkokiomis temomis, bet už tai labai atvirai. Tiek ir su karminiu partneriu, tiek ir su sielos draugu galime santykyje kartu prabūti ir labai mažai, ir labai daug. Čia priklauso ir nuo dviejų žmonių, ir nuo planetų, kaip sakau. Nes būna pasibaigia santykio galiojimo laikas ir tenka vienam kitą paleisti į naujas patirtis, naujas pamokas. Ne visada ir ne visiems tenka vienas kitą paleisti. Žinoma, yra kas visą gyvenimą toksiškuose santykiuose pragyvena. Būna, kad ir sielos draugai romantiniuose santykiuose visą gyvenimą pragyvena. Bet jei žiūrint į soulmate, į sielos draugų ryšį, tai tikriausiai tokių yra ne tiek ir daug, kiek karminių. Bet jei santykiai soulmate'ų
sielos draugų, kitaip sakant. Jei žmonės labai gražiai sutarė, tai vis tiek dar negarantuoja, kad jie pragyvens visą gyvenimą kartu ar kad labai daug metų pragyvens kartu. Dalis priklauso, kaip jau minėjau, nuo dviejų žmonių, kaip jie patys puoselės ir ves patys santykiai, bet kita dalis priklauso, kokiu sielų susitarimai buvo prieš ateinant į šitą žemę. Todėl kartais, kai ateina toks laikas, kai jau reikia vienam kitą paleisti ir labai skauda, tai dabar taip labai drąsiai pasakysiu, bet labiausiai skauda ego. Nes žiūrint iš plačiosios perspektyvos, iš sielos perspektyvos, tai visai kitaip atrodo. Ir nors kyla emocijos, nors norisi verkti, nors ir norisi paliūdėti, tai normalu, bet tame galima įžvelgti tą subtilų grožį, subtilų tyrą grožį. Ir paleist save ir kitą žmogų, toliau rinkti tas savas gyvenimo patirtis, toliau augti, toliau evoliucionuoti, tobulėti, o ne keikti, nekęsti, kaltinti vienam kitą. Nesvarbu, kokie yra sielų ryšiai, ar santykis yra karminis, ar sielos draugų, tai dar negarantuoja, kad visas gyvenimas bus praleistas kartu. Taip manyti, tai reiškia gyventi iliuzijose ir matyti viską iš ego perspektyvos. Vat būna žmonės gan dažnai klausia apie likimo žmogų, ar tas kitas žmogus jam ar jai yra skirtas likimo. Tai mes vienas kitam esam skirti likimo. Ar karminiai esam vienas kitam, ar ne. O likimas tai yra mūsų kadaise darytų ir dabar daromų sprendimų ir pasirinkimų pasekmė, rezultatas. Yra veiksmas, yra atoveiksmis. Yra tokia žmonių grupė, kurie yra linkę kaltinti likimą, viską, kas aplinkui, kaltinti kitus žmones, kaltinti viską, kas ten negero su jais vyksta jų gyvenimuose. Bet kaltina tik tie, kurie neprisiema už save ir savo gyvenimą atsakomybės. Neprisiema už savo veiksmus atsakomybės, o kad prisimtų atsakomybę reikia turėti nemažai drąsos ir brandos. Bet nors ir kaip kas pas ką yra susidėlioję gyvenime, visada galima pradėti perdėlioti. Tai yra prisijimti atsakomybę ir pradėti daryti kitokius pasirinkimus ir sprendimus. Ir taip koreguoti savo tolimesnį likimą.